Labadiena, šiandien aš jums parodysiu, kaip padaryti štai tokį banerį. Pirmą, pasidarome banerį. 468 60 pikselį. Užsipurškiam norimą spalvą. Aš darysiu juodą. Einame va čia ir padarome štai taip. Ai, nereikia. Ne taip pasakiau. Dabar darome dar vieną layerį ir pasidarome kitas dvi dalis. Štai taip. Ir nusidažome tą pačią spalvą. Paskui dar vieną layerį ir taip pat padarome su kitu. Nudažome irgi. Dabar padarome va taip ir kad būtų taip. Nu čia jūsų norų, čia kaip gali būti šviesiau, ten kaip jums patinka. Aš padarysiu paprastą, bet kokį. Čia ne, man nesvarbu. Kopijuojame ir įdedam tokį patį, kad būtų va taip. Dabar darome dar vieną layerį ir išjungiam visus. Padarome tokius kvadratėlius ir irgi taip nudažome. Taip. Dar tokį patį padarome iš kitos pusės. Taip. Ir įdedam tai, ką darėm su tais layeriais. Dabar uždarome viską. Matote, kas gavosi. Dabar darome tokius apskritimus. Šitą. Pasidarome naują layerį. Ir piešiam maždaug čia. Dabar nudažom spalva tą pačią, kuri buvo. Darome kopiją, įdedame ir dedame priešingą pusę. Štai taip. Va štai. Dabar įdedame tai, ką darėm tuose layeriuose. Štai kas gavosi. Dabar sudedame šitos layerius, kad jie būtų kartu. Štai. Matot kaip. Ir dedame beveik į pačią apačią. Štai taip. Dabar darome va taip. Rašome tekstą, dabar rašysime. Atitraukiame šitas duris. Taip pat padarome ir su kita pusė. Padarome foną. Jeigu norite, dar galima va taip fonai padaryti. Kažką panašaus va į šitą. Dabar rašome tai, ką jūs norite. Mano atveju aš rašysiu savo niką. Pasidarėte, kokį norite šriftą, ten dydį šriftų. Efektus, kokius norite.
darote savo nuožiūrą. Aš darysiu bet kaip. Čia nelabai svarbu. Štai, dabar suklijuojame šitą ir foną, raidės ir foną. Štai. Ir dabar darome animaciją. Jeigu šito lango neįjungta, štai animation, jungia animation ir dabar darome. Visų pirma bus uždaryta iš karto. Nu štai, dabar spaudžiame šitą mygtuką ir darome kopiją. Ir atitraukiame duris šitas, kažką panašaus į duris. Štai taip. Ir darome animaciją. Spaudžiame šitą mygtuką ir, manau, mums užteks 20. Nu, štai žiūrime, kas gavos. Tik atsidaro. Štai, šitą mums nereikia. Darome kopiją pirmo layerio, animacijos layerio ir dedame į patį galą. Paskui su Shift arba su Ctrl spaudžiate jam po šitos paskutinės mygtukus ir spaudžiate tą patį ir padarėte irgi su 20. Nu ir štai, žiūrime, kas gavos. Mes matome, kad per greitai viskas vyksta, todėl su Shift viską. Su Shift žiūrim, padarom, kad visi būtų, nu, karoči. Su Shift padarome šitą, kaip aš, ir padarome 0,05 sekundės. Nu ir štai kas gavos. Jeigu kas norite, galime štai taip padaryti, kad Nika sustabdytų truputį. Štai žiūrėkite, kas gavos. Dabar einame išsaugoti. Save for weapon devices. Išsaugome. Aš saugosiu desktopę, darbalaukyje. Ir užrašysiu savo niką. 01. Išsaugoma. Štai taip. Dar galime išsaugoti PSD failą. 01. Štai, viskas dabar paspaudžiame šitą ir matome mūsų darbą.